Sveiks, drūts, kolega. Prasideda antra iššūkio savaitė. Šiandien apžvelgsim mitybą. Kaip planuoju, ką valgau ir iš vis, ką man to reikia. Iš karto užbėgdamas įvykiams už akių, tai noriu paminėti, kad ką paminėsiu šitam video, tai yra mano pasirinkimas, kas nebūtinai veiks kitiem. Mano šaltiniai yra Google, YouTube'as, kažkur Instagram'e kažką seku ir tiesiog visi kiti interneto užkabariai. Tad nepriimkit už gryną pinigą tai, ką čia girdėsit. Tiesiog, jeigu aš pamatau internete, man tai atrodo logiška, man tai atrodo, kad gali veikti, aš pabandau, jeigu veikia naudoju, jeigu neveikia nenaudoju ir važiuojam toliau. Visų pirma, visada yra galimybė, kad aš tiesiog nusišneku, dėl to reikia tikrinti, ką sakau. Antra, tai aš nei sportininkas, nei treneris, dėl to irgi aš nesu kompetitingas dalinti kažkokiu patarimu į kairę ar į dešinę. Aš tiesiog papasakosiu, kokius darau pasirinkimus, stengdamasis laimėti šią kovą. Aš tiesiog storuliukas, norintis laimėti tortą. Taip, tai kad ir kiek pasirinktum sportuoti, didžiausia įtaka vis tiek turi mityba. Jeigu tu nori užauginti raumenis, pumpuok kiek nori. Jeigu nedavalgysi, nieko ir neužauginsi. Jeigu nori numesti svorį, tai tu nevalgyk po 3, nevalgyk po 6, nevalgyk tu kada nori, bet jeigu tu ten po savo to užsibrėžto laikrodį valgysi bulką su majonezu, nu tai irgi nieko iš to nebus. Visų pirma, pasidarau planą, susiskaičiuoju, kiek kokių medžiagų man reikės suvartoti per dieną, palei mano kūno svorį. Pagrinde skaičiuoju baltymus, angliavandenis ir riebalus. Žinau, kad visą laiką turiu būti kalorijų deficite, bet kalorijų per daug neskaičiuoju, nes visą laiką renkuosi tuos mažiau kaloringus produktus ir esu kažkada skaičiavęs, kad jeigu surenku baltymus, anglis ir riebalus, daugiau mažiau panašiai ir kalorijų gaunasi, tai viskas yra tvarkoj. Dėl to per daug savęs neapsunkinu. Nieko turbūt per daug nenustebinsiu, sakydamas, kad vis tiek mano racione dominuoja višta, paskui virsiu ryžius, dabar yra sekmadienis, prisikepsiu vištienos ateinančiai darbo savaitei. Po pietų grįžus namo iš darbo nebereiktų kepti kiekvieną dieną atskirai, tiesiog atsisveriu, išsivirsiu šviežiai ryžių, vištienos įsimetu tiek, kiek reikia. Tai gerokai palengvins mano kasdienybę siekiant tikslo. Kaip minėjau praeitam video, jeigu kasdien atskirai daryčiaus viską valgyti, tai ko gero, kad greit pratrūkčiau ir nieko aš nebesidaryčiau, susistepčiau sumuštinį ir tuom ir baigtus. Dar svarbus dalykas, kurį norėjau paminėti, yra, kad kadangi miego 8 valandas, sportuoju ant tuščio skrandžio ir stengiuosi nevalgyti likus 2 valandom iki miego, tai man lieka daugiau mažiau tik 12 valandų tarpas, per kurį turiu suvalgyti visą savo dienos maistą. Tai man visai patogiai gaunasi pasidalinti maistą valgyti kas 4 valandas. Pirmą valgymą pavalgau apie 5:30 ir paskutinį pavalgymą pavalgau apie 5:30. Man gaunasi 4 valgymai, pusryčiai, 2 pietus ir vakarienė. Jo, per visą šitą atsimenu, kai pirmą sykį gavau savo pirmą mitybos planą sudarytą trenerio, tai aš jo labai griežtai laikiausi ir nelabai supratau tuo metu, ką aš kuo galiu keisti. Jeigu buvo parašyta virtas kiaušinis, tai šventai tik virtas kiaušinis, vištienos krūtinėlė, tai vištienos krūtinėlė ir visa kas. Bet dabar laikui bėgant pamačiau, mes nesam kultūristai, nėra mums kiekvienas efektyvumo procentas svarbus, tai aš nematau didelės problemos ir pamainyti kai kurios produktus. Tikrai atsibosta ilgainiui, manau, geriau šiek tiek švelniau ir ilgą laiką išlaikyti tą rutiną, kurią tu sugebi susitelkdamas ties maistu ir ties sportu, negu spaus save per prievartą iki maksimumo ir po 3 savaičių palūžus viską mest. Dabar, kai jau daugiau esu pasiskaitęs ir pasižiūrėjęs, kas ten kiek ko turi visos produktuos, žinau, kad nėra jokių problemų vištienos krūtinėlę keisti tiek bet kokią liesą mėsą. Jautiena super, jeigu kiauliena yra liesa, irgi nėra didelių problemų. Tas pats ir su angliavandeniais. Jeigu tu valgai kiekvieną dieną ryžius, aš galiu valgyti kiekvieną dieną ryžius, man tai nėra problemų. Bet jeigu tau nepatinka ryžiai, valgyk grikius, valgyk avižas. Valgyk nepiknaudžiaudamas makaronus, tas pačias bulves irgi. Gal ne kasdien, bet jeigu tu ten vieną kitą valgymą pamainysi šitais dalykais, iš esmės, manau, rezultatas bus tas pats. Per daug nepasileisiu į detalės, kiek angliavandenių, kiek baltymų ir kiek ko vartoju. Tačiau tiesiog visą dienos skaičių, kaip minėjau, turiu 4 valgymus, tai stengiuosi padalinti lygiam dalim. Ir tada pasiskaičiuoju. Google labai gerai padeda, kiek koks produktas turi baltymų, angliavandenių ir riebalų. Ir skaičiuoju, kiek man tenko gaunas tam valgymui. Jeigu biški mažiau suvalgiau per praeitą valgymą, tai daugiau suvalgysiu per kitą. Ir dabar pikta, nes į tą blėką netilpo visa višta, į šitą keli gabaliukai. Bet ką padarysi? Pirmas dalykas, kurį valgau po sporto, tai yra kebabėlis. Nėra jisai toksai, kaip mum įprastas su česnakiniu dėja, bet šitas irgi belė kokia geruma. Čia yra
100 gramų rūkytas lašišas, 2 pilni kiaušiniai, pusę avokadą, kažkiek tai žalią agurką pačiučkavotą ir dar visas perteptas yra sureliu tokiu panašiu į Filadelfiją, bet jis irgi ten nieko blogo labai per daug neturi, tai šiaip. Po sporto pirmas kąsnis tai yra wow. Wow. Antra challenge savaitė prasideda. Vakar pasibandėm, kiek maksimaliai galim padaryti atsispaudimų. Savaitės gale vėl bandysim pasižiūrėti, kokį progresą mums pavyks padaryti. Ir čia aš pagalbos pasiprašiau pas ChatGPT. Sakau, padėk man padaryti strategiją, kaip aš per savaitę surinkčiau daugiau atsispaudimų. Jis man pasiūlė kiekvienai dienai atskirą planą. Šiandien buvo pirma diena, šiandien pasiūlė 5-6 serijas po pusę maksimalaus skaičiaus, tai aš vakar iki pertraukos padariau 44, tai dabar dariau 4 serijas po 22, 5 pradėjau daryti, bet iki galo nebepabaigiau. Pertraukas tarp serijų ėmiau tik po minutę, rytoj nusimato daryti daugiau serijų su panašiai tiek pat pakartojimu, bet apie tai jau rytoj. Ir kiekvieną dieną vis kils kartelę ir po savaitės žiūrėsim, ar pavyks pagerinti rezultatą, o gal paploginti. Pietus valgau 2 kartus, šiandien pietums, sakau šiandien taip tarsi būtų rytoj kitaip. Tiek šiandien, tiek rytoj, tiek paryt, pietum ryžiai ir vištiena. Vištienas krūtinėlės 200 gramų, ryžių 100 gramų. Sveriu prieš gamindamas, tokie skaičiai ne iš piršto laužti. Viskas yra dėl to, kad šitoj porcijoje dabar yra apie 40 gramų baltymų, apie 70 gramų angliavandenių. Kada valgau darbe, dar prie pirmos porcijos dar ir virtų kiaušinių porą suvalgau, tai gaunas tada jau apie 50 gramų baltymų. Riebalų šitam valgyme nėra, bet juos kompensuosiu kitais valgymais. Suvalgiau pietus ir jau laukiu kitą valgymą. Aš kankinuosi, šiandien yra 11 iššūkio diena. Simona kepa varškėčius, sau, ne man. Čia mano atsispaudimų darimo vieta. Nemeluosiu, šiandien jau buvo tokia biški diena, kur jau tų saldumynų kaip ir noris, nes šiais metais dar nevalgiau. Ir kaip tyčia šiandien kolegė ant stalo tėškę, mes su babiu sėdėjom, kolegė taip myglių, ananasų, visko tokias pilnas saujas. Bet mes abu tvirti, abu susitvarkam ir abu nevalgiam. Kas vyksta dabar, tai kaip minėjau, ChatGPT paprašiau, kad man sudarytų programą, kaip man daryti atsispaudimus. Užvakar jau pasakojau, vakar dariau 7 serijas po pusę maksimumą, tai 7 po 22 padariau. Biški pavargau, jaučiu, bet nėra taip, kad būtų labai blogai, kad skaudėtų kitą dieną. Šiandien mano užduotis yra daryti 4 serijas, tik po 10, labai lėtų. 4 sekundės leistis, 2 sekundės kilt. Ir negalvojau, kad taip sunku, nes iš tikrųjų tai tikrai labai sunku. 2 serijas dar tik padariau, jau papai išsipūtę ir jaučiu, kad turiu. Aš dabar einu damušiu toliau kitus daryti. Rytoj bus tempimų diena, tokia laisvesnė, tai biški atsipūsiu. Liko 2 dienos iki lemtingos dienos, kada žiūrėsim, kokį progresą padarėm. O šiandien ChatGPT man liepia daryti sprogstamus atsispaudimus. Tai darau 5 serijas po 6-8 pakartojimus, labai greitai ir kuo smarkiau. Tai mano dirbtinis draugas pasiūlė man tarpę serijų, jeigu pavyks, gal net pabandyti su suplojimu tą padaryti. Padariau, pavyko ir likau labai maloniai nustebintas. Buvo labai sunku, bet esu labai laimingas. Pirmą kartą pavyko tokį dalyką padaryti. Dabar su dar didesniu nekantrumu laukiu šeštadienį. Ir vakarieniai varškelą. Varškelį maišau su graikišku jogurtu, su riešutų sviestu, biški proteiną, kad būtų saldžiau. Čia yra 150 gramų varškės, 150 gramų graikišką jogurtą, 25 riešutų sviestą, skupsiukas proteiną, kad būtų saldžiau, skaniau, kad būtų gražesnis gyvenimas. Ir valgau su ryžių trapučiais. Viso čia mano šitai porcijai gaunas apie 5 baltymą, apie 25 riebalų ir apie 50 angliavandenių. Varškį pasilieku prieš miegų. Angliavandeniai prieš miegų gerai, nes biški poilsiui įtakoja kokybę. Varškytė yra lėto įsisavinimo baltymas, už tai irgi gerai atsistatyti raumenim, kol ilsiesi. Taip, tai visumai per dieną suvartoju panašiai apie 200 gramų baltymų, apie 220 gramų angliavandenių ir apie 80 gramų riebalų. Gerai, kad nepamiršau paminėti vanduo. Vandens sugeriu apie 4-5 litrus per dieną panašiai. Taip atrodo mano mityba,
kuri padeda man siekti rezultatų. Turbūt atrodytų, kad būtų galima valgyti mažiau. Dabar yra tik tai pradžia, kol svoris krenta, stengiuosi surasti santykį, kuo daugiau suvalgoma maisto ir kad kristų svoris. Tai kol krenta svoris, tol nieko nekeisiu. Kai sustos svoris vietoje, baltymai lieka neliečiami, tačiau iš angliavandenių po truputį mažinsiu, didinsiu kardio, mažinsiu angliavandenių ir tai bandysiu laviruoti, kad visą laiką kūnui jau prisitaikius prie duotų sąlygų vėl būtų truputį šoko. Tai šiandien paskutinė diena prieš rytdienos atsispaudimų iššūkį. Šiandien palei dienotvarkę man priklauso daryti 6 serijas atsispaudimų ir kiekvienoje serijoje pridedant vis po 2. Tai turbūt pradėsiu nuo 22, baigsiu su 30 kažkeliais, nes kiekvieną seriją vis sunkiau daryti. Paskutinę seriją darysiu iki negalėjimo. Šiandien man priklausė kaip ir daryti krūtinės dieną, bet šią savaitę krūtinės dieną salėje praleisiu ir turbūt darysiu rytoj, išsiaiškinus, kokį progresą pavyko padaryti. Tai šiandien pasidarau atsispaudimus, pasitempsiu ant takelio biškį ir lauksim rytojaus. Panašu, kad šiandien nebėgios ta babė, sveiki. Gal bandysiu aš vis tiek? Eik, beprotys. Tuo, aš tau iš kartą priseksiu, kad nepamiršt paskiau. Vakar bėgu. Nežinau, kai kaip nebuvo. Nieką neslidu. 7 nubėgau. Parėjau namą. Nežinau, gerai. Tai kaip ruošiais atsispaudimam, darai kažkų 5 per savaitę ar nieką? Nieko. Tačiau dienom iš ryto. Man 3 dienas groblus skaudėjo. Nelabai daryti. Vakar tai net nedariau, nes norėjau grūdakų. Taip tai būdavo prigulų. Tai serija po 20. Garbė maksų. Kiek išeina. Apie pydį su mano upėsiu vėliau. Как kolegos numetėt? Man per pradžią reikėjo numesti daryti tiksliau. Pažiūrėti, kiek numetė. Galbūt nieko. Tada bus liūdna. Aš bijau, kad daugiau nebūtų. Jeigu bus bent jau tiek pat, ten 100 gramų mažiau, aš jau galiu sakyti, kad čia kažkas nuveikta. Labas rytas. Abi pasakyk labas rytas. Labas rytas. Bandam. Bavūnas rodo raumenis. Roda. Tai duok užlipti, kol nusistovi. 1 kg. Yeah! Nice. Minus 1 kilogramas? Tiek, nu, tai aišku, daugiau nemažiau, bet kilogramą užtenka. Po kilogramų tu krenta dabar kas savaitę. Būsiu happy. Nu, aš kadangi esu 2 kilogramais priekį prieš babį, tai man irgi kaip ir užtektų, kad 1 kg numestų. Buvo praeitų savaitę 120,5. Dabar turim... Babį, man atrodo, susnervuosi. Kiek? 118,4. Dabar 3 kilos prieš mane. Šiandien buvo reta šudinumo rytas. Langai apšalė, durys užšalė, pas babį pavėlavau, tada atvažiavam salėn. Salė jau žmonių pilna. Ir dar negana ta, kad neradau normalaus uzboną išsitraukti iššūkiui. Dar pasirodo, kad kai jau reikia lipti svertis, svarstyklas palikau namie. Galima vandenės gerti. Aha. Tai pasisveriam, rezultatai geri. Nu, man užtenka. Antro savaitgalį jau tikiuosi, kad nieko nebus nukryti, nes, nieko tavo nejauti, žinai, kilogramas tiek ir yra. Pasisvėrus, reikia pasižiūrėti, ar daug atsispaudimų pridarėm per savaitę. Nepridarėm. Aš tikiuosi, kad bus galės tam. Aš tai manau, kad vėl bus ta pati situacija, tiesiog uždegins ir viskas. Sudėtinga yra tas, kad vienu kartu tau būna tavo diena ir aš bijau, kad ta diena buvo praeitus iki kai darėm, kai tu nedarį sugebėjau padaryti kem, kur šiaip nepadarai. Ir jeigu šiandien pastreniravus bus ne ta diena ir padarysi mažiau, tai bus labai liūdna. Kiek buvo? Kem 6 gal, ne? Kem 5 buvo. Kem 5. Jeigu artėsiu link tą, bus labai ilgai, tai kem 6 kažkaip ir viskas. Prašau, Janu pagerinau. Darykit 10 metų, padarysite po 1000. Šiandien aš nepamiršiu, šiandien aš paskaičiuosiu babį atsispaudimus. 2, 3. Kem. Pirmas sustojimas praeitus iki irgi buvo lygiai ant 34. Jo. Daug. Turim 50. Drebink iki galo. Dega vis dar jau. Davai. Iki 60. 5.
Nebepadarysiu, dar gal vienu du. 6. Be šansų. 6 tai be šansų. 6 spaudė. Turim 5. Ant 10. Uždega, nu kažkur laikas jau pabaigu, bet atrodo pailsėtum, bet tiesiog leidės viskas, nebeišlaikai iš rankų savę svorę žemę. Šituo kartu tuos iki 34 sutojimą, kaip tu sakai, tiek pat buvo, lengviau atrodo buvo daryti. Bet aš tikėjausi, kad bus apie 40, pats neskaičiau, žinai. Yeah. Nu taip jam ir buvo, panašino tipo. Aš babė prieš tai klausiau, sakau, kiek tu darai, sako, nieką nedariau. Ne, tai žinai, tą padarydavau, tai kaip prieš tai, kaip tu sakai, niekiek niekada nieką nedarau, nu taip, pusę metų, aš kartu buvai prigulis. Jau gali padėtis, arba tą dieną, bet šitą taip nesijaučiu. Nu, aš tai dabar jau jaudinuos. Progresą iššūkį tada stebim, tai tikriausiai progresas turėtų laimėti. Tai babis padidina 10. Dar tik 6. Ai, tu pekla. Ne, be šansų. Šiam 6 tai be šansų. Esu daugiausiai gyvenime padarė šiam 4. Tai vat, jeigu padaryčiau šiam 5, tai būčiau labai laimingas. Bet būčiau laimingas, jeigu nepadaryčiau mažiau, negu padariau praeitų sykį, nes kažkaip turiu tokį nuojautų. 1, 2, 3. Kem 8, jeigu gerai skaičiau. Oi. Ir aš kem 8 suskaičiau. Bet lygiai ta pati situacija, viskas gerai. Ir paskui Tai man taip pat. pajauti, kad 4 padarai šakės. Taip, varai, pompinį, bam ir sustoja. Šiam 3, jeigu gerai. Šiam 2 suskaičiau. Gerai, Ačiū, babi. Da poros bandyk spaus. 7. Da vienu. Kiek da laiko? 7. Dėl savy. Šitie, lygiai taip pat ir man yra, kad tu sakai, pastatyti buvo kiek jam 8, gali tada pailsi ir pizda po tos kelius daryti ir peilis, ble. Peilis, šakės. Trauk pizda, ble. Nes tu jau padarai savo maks. Ir tada prievartauji. Nu vis tiek reikės. 70 turim. Klausyk, tas draugas dirbtinis. Visai gerų programų reiškia sudėlioja. Kariuomeniai pusę būtų neužskaitį. Bet buvo 3-2. Kas irgi labai išmuša iš vėžių. Taigi taip, aš pirmą epizodą taip neišlaikiau. Man nuo 40 reikėjo padaryti, man gal 6 kokių neužskaitė, va taip. Nes realiai tu jį vis tiek padarai. Dabar, kai padariau 70, tai aš visai tikiu, kad galėčiau padaryti 100. Matai, kas yra. Man tai sunkiausia yra, atrodo, atsispaudimus gali daryti bet kur ir bet kada. Bet kai kažkas žiūri, nes nori aiškinti paskui, ką tu čia darai tos atsispaudimus. Taip gaunas, kad tą laiką kaip ir beveik nerandė. Arba kai randė, tai jau būni toks pavargys ir tingi. Tai daug tokių niuansų, tai ką gerą 100 ir nepadarysiu. Bet 70 tai labai geras rezultatas. Galim suskaičiuoti, kiek primetėm iššūkių į sloniką. 2, 3, 4, 10 mes turim. Oi, aš čia gal nelabai matau. Reikia, kad prigalvotume dar daugiau. Bet nu jau, jeigu ką užtenka mums visam laikotarpiui. Būtų linksma, jeigu sugalvotumėt, ką nors jūs. Jeigu sugalvosit daugiau iššūkių, rašykit, mes juos įmesim šitą. Čia artimiausia ir geriausia, kuo galėjom rasti kaip sloinikų. Nes kai viską darai paskutinį minutę, tai taip ir būna. Pamiršti svarstyklas, prišalį langai. Tada slonikas vataksime. Tai Simutė duosime ištraukti pirmų iššūkį. Simutė mūsų asistentas. Gerai, turiu. Aš noriu parodyti, kad pirmą kamerą pamatytų. Kaip nors. Perskaitai kažką garsiai. Va. Valsitas. Valsitas, tai čia tiem, katrie labai kabinėjas prie manęs, kam nepatinka subscriberiai, kam nepatinka visi kiti anglicizmai, kuriuos mes natūraliai kiekvieną dieną vartojam, tai aš galiu pasakyti, kad čia yra kūno svorio pritupimas prie sienos. Google pasakė. Turėk bėdų.
Šitą nebereikia mesti. Bėda iš tikrųjų laukia mūsų. Tai aš kitoj pusėje parašiau, ką reikia daryti, kuris ilgiau išbus toje pozicijoje. Valsit visi žino tikriausiai, kaip atrodo, bet aišku, tuo ir parodysim. Laukia skausmą kupinas naktys. Reikia apsibrėžti mums taisyklės. Darysim valsitą. Valsitas kūnas, svorio, sienas, rėmimo. Labai geras pratimas. Esminiai dalykai. Sėdam abu vienu metu. Laimi tas, kuris išbūna ilgiau. Negalim rankom remtis į kelius. Keliai turi būti 90 laipsnių kampu. Jeigu pradedam kryžti žemyn, jau nukrytam. Ir tiek taisyklių. Jau čia bandam, darom ir prakaituojam. Gerai? Arba gal į priekį daugiau norėtų. Man jau... Gerai, 1, 2, 3. Jau blogai. Jau 10 sekundžių buvo praėjus. Aiktų pechą. Jo, pizda, ne? Sakau, čia toks dalykas, aš dar vakar prasbėgau, kojas pasidarai, kad čelkiai taip atrodo. 10 sekundžių. Aš sakiau 2-3 minutės. Minutė. Daug dievė minutė. Arba nutirps kojas, nebejaus ir vis gerai, bet man kairė jau dreba. Man dreba bijau. O, jau baika. Žinai, su minutė būsiu laimingas. Aš net atrauksiu. Eik tada, pizda. Pradėjo traukojus, bet... Dilčiai tik tai raumuo. Ai, čia darė challenge'ų. Praeitą savaitę mačiau, kabėjo valsytą challenge'ą sporto salėje. 10 minučių. Kažkas 10 minučių išsėdėjo. Tai čiagi nežmoniška. Užteks minutės 15. O. Man tai va šitą vietą, va. Labai pradėjo degti, vis da. Pats atrodo dreba kojas, bet taip atrodo dega, blėt. Eik tu savo, blemba. Labiausiai nelaukiu šitą ir plenką. Plenkas dar tik laukia. Čia tas kojų degimas toks nemalonu. Toks atrodo eina per stuburų kiaurai viršun. Jo, toks. Parašysim šitoje vietoje Babio rezultatą, mano rezultatą ir vėl ieškosim kažkokių kelių, kaip padaryti šitą pratimą ilgiau, ką labai nelaukiu, nes atsispaudimus tai biškį su noru dariau, bet čia tai, nežinau, kam patinka skausmas. Na čia tas tom gerai, nu kaip gerai, bet čia toks greit, šiaurų namie gali. Nu jau 2 minutės, iš didžiausią atingėjimą gali pasidėti prie sieną, žinai. Na, šiaip geras dalykas, kad daug pasprašymą nereikia, tau reikia kojų ir sienas. Sienas, nu. Viskas, jeigu turi kojas, jeigu turi sienų. Bandau bėgti. Babis nori kitų savaitį parodyti -2, tenas darys bėgimų. Tai nukritė dar tiek daug, bet manau, kad vis tiek su kiekvienu savaitį turėtų būti sunkiau mežinai. Kiek čia dabar man grubiai 3,5 kilo. Ne, man dar poros geresnių savaičių, jeigu po 1,5 kokie jau link 100. Šitą savaitę dabar jau viskas aišku, kaip daugiau. Dabar Babis eis pabėgioti, laukiai yra -2, šalygatviai gali vietam pabarstyti, vietam ne. Ir ką gera, bus savaitę atostogų. Prasuk aš tau parašysiu, prasuk aš šviesoforą. Susilaužiau kojų. Gerai, Babi, sėkmės bėgam. Šiandien tiek, lauksim kitos savaitės dabar. Mums šitą savaitę nusimato labai skausminga. Ką aš galiu pasakyti? Būkim stiprus ir palaikykim vieni kitus. Tam sveiki.